Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Laidoje žiūrėkite Anatolį Unicki apie naują Unilite etapą. Indijos transporto ministras apie UST technologiją. UST Incorporated kosmoso industrializavimo konferencijoje. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. Kompleksas Unilite praktiškai pasirengęs gabenti keleivius. Artimiausiu metu pereisime į baigiamąjį realizacijos etapą. Šiomis žiniomis pasidalijo UST Incorporated generalinis konstruktorius Anatolį Unicki. Marjina Gorka miestelyje įvyko neraketinės kosmoso industrializacijos konferencija. Su pasveikinimo žodžiu į jo dalyvius kreipėsi Indijos kelių transporto ir automobilių kelių ministras Shri Nitin Gadkari. Jis aukštai įvertino UST Incorporated generalinio konstruktoriaus Anatolį Unicki sukurtus ekologiškus ir efektyvius sprendimus. Marjina Gorka miestelyje įvyko 7. globalioji artimo kosmoso industrializacijos konferencija. UST Incorporated dalyvauja šiame renginyje, skirtame pažangioms kosmoso technologijoms. Kasmetinė konferencija suvienija mokslininkus, sociologus, inžinierius, ekonomistus, visuomenės veikėjus ir ekspertus, kurie atveria kosmoso industrializacijos perspektyvas pagal programą U-Space. Dėmesio centre – planetos ekologinių globalių problemų sprendimas sukuriant kosminės pramonės infrastruktūrą. Tai buvo pagrindinės šiandienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų!